Sveikos. Taigi dar viena pasakėlė, kaip ir visada, taip ir šį kartą pradžioje aš ją perskaitysiu, o po to jau mėginsime gilintis į simboliką. Gūdžiame miške, kur saulės šviesa retai prasiskina kelią, pro didžiulius išsikerojusius medžius gyveno gyvatė. Nors ir miškas buvo tamsus, bet skraidydami jonvabaliai, kurių čia buvo daugybė, augdami šviesą skleidžiantys augalėliai, visą erdvę pripildydavo magiškų spalvų. Todėl gyvatei čia gyventi buvo gera ir džiugu. Vieną pavasario dieną, bešliauždama gyvatėlė sutiko dar anksčiau nematytą miško gyventoją. Tai buvo miškinis žmogus, labai mylintis mišką. Atsisėdo jis ant kelmo ir kalba pats su savimi. Ajajai, išvijo mane iš brangaus dvaro, kurį pats stačiau, nes pamečiau žiedą, priklausiusį karaliaus žmonai. Ji davė man jį, kad nušveiščiau, ir kam aš jį įsidėjau į kišenę, ir kaip man dabar gyventi, kur man rasti tą žiedą. Už krūmų tos kalbos klausėsi ne tik gyvatė, bet ir krokodilas, žaižaruojančiomis kaip drakono akimis. Susirūpino gyvūnai miškinio nelaimę, nušliaužė prie krokodilo gyvatė ir sako: padarom taip. Nueinam į dvarą, tu išgąsdinsi jo gyventojus, subursi į vieną kampą, aš tuo tarpu paieškosiu žiedo. Kaip tarė, taip ir padarė. Sutemus, kai pirmosios žvaigždės pasirodė danguje, nušliaužė, nuropojo į dvarą. Krokodilas drakono akimis vis jį baugino, staiga pasirodęs, o gyvatė bešliauždama į svetainę pamatė didžiulę auksu padabintą skrynią, o šalia jos nukritęs ant žemės nuostabus žvilgantis žiedas. Tai bent apsidžiaugė gyvatė, kad pavyko taip greitai rasti tai, ko ieškojo. Nors ir buvo naktis, bet jis savo žvitriomis akimis jį puikiai pamatė. Paėmė su liežuviuku ir davusi krokodilui ženklą, nuskubėjo atgal į mišką. Šalia to paties kelmo, kur sėdėjo miškinis, rado jį bemiegantį. Padėjo atsargiai gyvatė šalia žmogaus akių žiedą, kad ryte pabudęs vyras iškart pamatytų. Po tamsos visuomet ateina šviesa. Miškinis prabudo ir pamatė pamestą žiedą. Akis jojo nušvito iš laimės ir nesupratimo, sušuko: ačiū tau, kad ir kas bebūtų, radai žiedą, esu tau širdingai dėkingas. Ir nuskubėjo į dvarą, atidavė žiedą, jis vėl turėjo namus. Už krūmų snaudusi gyvatė išgirdo ir taip pat apsidžiaugė. Jos maža širdelė švietė meilę, kad galėjo padėti ir tuo pačiu tokį nuotykį patirti. Žinoma, ji padėkojo ir bendražygiui krokodilui. Tai puiki komanda. Aha, na, labai įdomi istorija. Ir sakyčiau, reikėtų ją dabar nuosekliai pasigilinti. Pirmiausiai mes be abejo ieškome pagrindinio herojaus. Kaip suprantu, pagrindinis herojus tai čia yra žmogelis, miškinis, kuris myli mišką ir kurį ištiko nelaimė. Tai čia yra pagrindinis veikėjas. Kitaip tariant, pagrindinis veikėjas visada nurodo jūs dabartinę. Vat tą žmogų, kuris rašo istoriją, apibūdina jo, to žmogaus būvį, dabar pagrindinis veikėjas. Tai ką aš galiu pasakyti apie žmogų, kuris rašė šią istoriją, remdamasi va šiuo pagrindiniu veikėju, ogi tai, kad tasai žmogus, tai yra konkrečiai jūs, rašančioji, pametėte žiedą, pametėte tai, ko jūs siekėte, tai, ką jūs kaip ir turėjote jau savyje, bet kažkaip ėmėte jį ir pametėte. Kodėl, kaip pametėte, ogi labai įdomiai. Jūs tą savo siekiamybę, tą savo tikslą, reiškia pradžioje globojote, jums jį kažkas davė, reiškia buvo per kitus žmonės gauta dovana,
Jūs ją džiaugiatės, jūs ją mylavot, nušveitėt, kaip prašoma, įsidėjot į kišenę, reiškia, priglaudėt savyje. Ir kažkaip ėmėt ir pametėt. Ir dabar sėdit savo miške, tai reiškia, sėdit savo toje, pasąmoninėje būsenoje ir jau verkiat, dejuojat. Kreipiatės kaip ir į savo pasąmonę, mėgindama atrasti, kur jūs tą dovaną nukišot, kur jūs ją pametėt. Tai mano klausimas būtų toks, ką dabar jūs pati jaučiatės esanti pametusi. Na, bet galbūt šis klausimas bus atsakytas gilinantis toliau į visą šią istoriją. Taigi, vėl eina kalba apie mišką ir tame miške, tojoje gelmėje, reiškia, toje pasąmonėje, ten, kur yra visos žinios, visa informacija, visa, kas yra, gyveno gyvatė. O gyvatė tai yra išmintinga, jausminga, žinanti, intuityvi būtybė. Ir va štai toj gyvatė, čia labai, tikrai gražiai, intuityviai, žmogiškai būdama, ji pastebi va štai tą žmogų nelaimėlį ir klauso jo. Reiškia, kad kai nutinka štai tokia situacija, kuri greičiausiai jums šiuo metu ir yra ištikusi jums kaip ir, toks pasufleravimas yra pasikreipti į savąją intuityvėją išmintį, nes jie jums gali padėti. Ir čia įdomu, jog ne vien tik gyvatė ryžtasi padėti, bet dar ten kažkur pasislėpęs krokodilas, kurio akys drakono. Čia išvis kosmosas. Žodžiu, krokodilas tai yra žinios, kurias jūs gaunate iš šalies, tai yra visa ta informacija, kurią jūs perskaitot, sužinot, išgirstat. O drakonas tai yra jūsų galia, tai kaip jūs tą informaciją sugebate į save įkurdinti, įjausminti, įdvasinti ir paversti tą šaltą išorinę informaciją savo galia. Tai šiuo atveju čia tame drakone, tik tame krokodile, tik tai akys drakono. Žodžiu, kaip ir drakono pačio nėra. Tai sako, jog iš esmės jūs bent jau šiuo metu, tai ką jūs čia kalbate, tai tą išorinę informaciją jūs mėginate matyti per savo vidinį suvokimo filtrą. Kitaip tariant, mėginate informaciją, kuri ateina į jūs per savo jau turimas žinias, suvokti, bet kaip ir jūs nelabai dar šiuo metu galite paversti savo tokia jėga, galia, stiprybė, apsauga, va tos ateinančios informacijos. Va, kodėl? Tai galbūt dėl to, kad jūs pametusi esate va štai tą dovaną, tą žiedą, tą siekiamybę, tą rezultatą. Ir galbūt tas pasimetimas jums neleidžia išugdyti savosios galios iki galo. Na, bet žiūrim toliau, kas nutiko. Žodžiu, jie nusprendžia eiti į dvarą, kuriame tikisi rasti va štai tą žiedą. Dvaras tai yra namai, tai yra ta erdvė. Žodžiu, nusprendžia jūsų išmintinga intuicija, pasitelkusi žinias, šaltas žinias, bet konkrečias dėsnius, ieškoti tai, ką jūs esate jau kaip ir turinti, bet kažkur pametusi. Tai tame dvare labai greitai vėl tas minimas krokodilas drakono akimi, žodžiu, čia labai įdomus yra dalykas.
nes krokodilas drakono akimis, akis tai reiškia matymas. Kaip ir sakiau, per savo galę jūs žiūrite į visą informaciją, į visus dėsnius ir tai netgi kitą kartą gąsdint gali aplinkinius, kaip jūs rašote, įbaugina. O gyvatė, jinai išmintinga, jinai intuityvi, jinai tiesiog ateina į tą skrynę, į tą paslėptą informaciją ir pasiima, kas jai reikia. Tai jums va štai tos išorinės žinios suteikia tokios, kaip ir pasakyti, gebėjimo prasibrauti prie jums paslėptų skrynioje žinių, kažkokių situacijų. Ir tada jūs pasijungiate savo intuityvųjį, reiškia, poelgį, intuityviasias žinias ir pasiimate štai tą žiedą. Ir kad ir naktis, ta intuicija vis tiek viską mato savo žvitriomis akytėmis. Paima ir davusi krokodilų ženklą, maždaug jau paaiškina, kad jau viskas, galim keliauti toliau į save. Ir tas žmogutis buvo miegantis, rado jį miegantį, padėjo jam, žodžiu, ir jis čia iš karto kaip ir net nesuprato, kaip čia jam tas žiedas atsirado. Tai va čia yra toks įdomus dalykas, kad gyvenime jums greičiausiai nutinka ar nutiko, greičiausiai ir dabar dar vyksta tokie dalykai, kad, kai atsitinka kažkokia situacija nenumatyta, jūs kaip ir leidžiate tiems įvykiams savaime išsispręsti ir net kaip ir užmiegate. Ir tie įvykiai labai gražiai savaime išsisprendžia, išsirutulioja, nes toji gyvatėlė, intuicija, jūsų intuityvios žinios puikiausiai viską už jūs padaro. Ir tada kaip ir viskas puiku būna ir smagu tai, kad jūs sugebate tada tai savo intuicijai padėkoti. Čia yra labai gera savybė. Ir kas dar čia, jau tada dar ta intuicija padėkojo bendražygiui drakonui, tom žinioms iš išorės. Iš tiesų labai moteriška istorija, labai moteriškai harmoninga istorija, kuri iš karto man kalba, jog moteris, kuri rašė šią istoriją, kaip ir pasaulyje gyvena, pasaulį mato, pasaulyje būna taip grinai moteriškai, leisdama savajai intuityviajai galiai, tai išminčiai, žmogiškai, mylinčiai išminčiai, išspręsti visas situacijas labai gražiai, švelniai ir tik tai šiek tiek pasitelkia tas žinias, reiškia dėsnių žinojimus, taisyklės, tam, kad galėtų ta jos intuityvus žinojimas švelniai praeiti, praslysti ir pasiekti tą skrynę, tą paslėptą informaciją ir tuos tikslus, tą žiedą, kurio ji kaip ir be abejo tikisi laimėti. Tai viskas tikrai labai gražu ir kągi, sėkmės, ačiū už istoriją, lauksiu komentarų.